Jau trečią kartą Lietuvoje švenčiame džiaugsmingai vaiko dieną. Turime mamos dieną, turime tėvo dieną, turime šeimos ir turime pagaliau vaiko dieną, lietuvišką dieną. Labai buvo faina, labai geras įspūdis, labai faina. Man labiausiai patiko, kai ten buvo ten kur paražinėta 5 km, 2 km, ten dar kiek neprisimenu buvo kilometrų, man tas buvo labiausiai patiko. Dar mes lenktyniavom su mūsų klasiokais. Labiausiai patiko, kai mes buvom pasiklydę ir nežinojom, kur eiti. Ir kaip pavyko sužinoti? Mokytoja parodė ir ten buvo ženkliukai 5 km ir ten, o taip. Aš manau, kad galėjom kalbėtis ir tiesiog pramogauti, pažiūrėti į gamtą, pasivaikščiodami. Vaikai, tėveliai, seneliai, vaikų gerovėje dirbantis kolegos, sveikinu visus su vaiko diena. Padėkime vaikams turėti saugią vaikystę, be smurto, be skurdo, be skausmo ir kad mūsų vaikai, ugdydami savo talentus, užaugtų talentingi ir savarankiškai galintys gyventi puikūs suaugus, kurie toliau rūpinsis savo vaikais, kurie rūpinsis mumis ir aišku, mūsų šalimi. Gražios visiems šventės.